Sveiki visi, su jumis Aidošai, dabar yra 2025 metai, gegužės 2 diena, penktadienis. Ir kaip sakoma, aš dabar sėdžiu mašinoje ir pagalvojau tokį padaryti video, biškį į ateitį, kaip save įsivaizduočiau po 5 metų. Man dabar yra 22 metai ir po 5 metų bus 27. Tai ką turiu omenyje, kad aš pasikeisiu. Mano kūnas bręs iki 27 metų, o aš galvoju, kad jisai bręs iki 35. Vadinasi, nuo 27 metų tavo kūnas pradeda, kaip sakoma, senėjimo procesą, nes iki 27 gaminasi natūraliai testosteronas, o paskui jau reikia jo gauti iš aplinkybių, kaip sakoma, jau natūraliai kūnas jo nelabai ir pagamina. Tai ką norėčiau pasakyti, dar 5 metai turime natūralios galios. Kaip sakoma, nereikia tenais kažko per daug vartoti ar daryti, bet ką turiu menyje, kad kai natūraliai gaminasi testosteronas iki 27 metų, tu dar gali ir kažką vartoti, ir kažką daryti, ir, kaip sakoma, sujungti tuos 3 dalykus, natūralų testosteroną, darymą ar vartojimą, automatiškai tu pagamini dar didesnę jėgą, negu tu galėtum pagaminti po 27 metų, o iki 27 metų, kai turi tuos 3 ingredientus pagrindinius. Tai va, aš norėčiau, kaip sakoma, dabar sveriu apie 82, 83, kaip ir valgo 84 būna, prisigeriu vandens 84,5, bet pati esmė, kad norėčiau, aš nesu storas, esu plonas vyras, bet norėčiau, kaip sakoma, nebūti tenais labai didelis ir kad tenais kažkoks bulvių maišas, nors ar tai man iš vis įmanoma padaryti, bet pati esmė, kad būti stipriam, ne kaului ir nestoram ir sveikam. Tai va, kad tą pasiekti reikia labai svarbių aspektų laikytis. Pirma, tai yra mityba, antra, tai yra sportas, trečia, tai yra kardio, kaip sakoma, ir viską reikia visada palaikyti, nes jeigu vieną savaitę ar 2 tu kažką nustausi daryti, tau visas progresas eis žemyn. Tai kas yra svarbiausia, ne kad daryti kažką, bet palaikymas, kaip sakoma, eat, sleep, repeat. Kaip girdėjote žodį sleep, aš turiu menyje, kad labai svarbu yra miegas. Jeigu miego kokybė yra prasta, kūnas irgi prastai atsigauna ir pats jautiesi prastai kitai dienai, kur tau reikia atlikti tuos dalykus, kad tobulėti su kūnu. Tai va, yra labai svarbu ir miegas. Tai va, mes turime mityba, sportas, kardio, miegas, 4 aspektai. Dar 5 nesugalvojau. Bet ką įsivaizduoju save ateityje, kad po 5 metų sportą būsiu daug pasiekęs. Po kol kas yra labai daug iš tikrųjų minčių, bet šiuo metu tai man pagrindai yra lavinti patį kūną, stiprinti ir man labai patinka dilbiai. O turime čia dilbių aparatą ir mes nedarom, tiesiog taip paprastai mes darome va šitai ir tada. Čia būtų gerai, kuo labiau suspausti vidų, bet gaunas kaip gaunas ir pati esmė, kad daugiausiai testosterono išskiria kojos, nes kojos yra didžiausias kūno raumuo ir automatiškai ir ilgiausiai atsigauna ir trumpiausiai reikia sportuoti, nes greičiausiai pavargsta ir daugiausiai reikia pavalgyti po kojų darymui, nes labiausiai reikalauja daugiausiai medžiagų atsigavimui. Tai va, kojus išskiria daugiausiai testosterono. Automatiškai ir viršus auga stipriau, ir raumenys labiau didėja. Tai va, jeigu darai viršų, nedarai kojų, šiaip yra didelis minusas, nes daug prarandate. Bet pati esmė yra, kad žmonės galvoja, oi, apie kardio, jeigu aš esu plonas ir lakstysiu, nepriauksiu svorį, niekada nebūsiu didelis. Arba, kai tik, jeigu esi storas ir galvoji, oi, pradėsiu lakstyti ir sulieknėsiu ir irgi bus blogai. Ne, kardio reikalingas, kad tavo širdis būtų didesnė ir galėtum dar stumti didesnį svorį, kaip sakoma. Ir automatiškai lakstymas irgi mažina riebalą, augina six-packą ir taip pat įskiria testosteroną, nes tai yra kojos. Tai va, be kardio irgi nesigaus užaugti, bet jeigu darai kardio ir nedidėja svoris, nors norim būti didelis, nors kardio reikia daryti, vadinasi bloga mityba, reikia arba daugiau valgyti, arba netinkamai pasirinktas maistas. Tai va, spręskite tie 2 dalykai, jais reikia vadovautis, kaip sakoma.
O pati esmė, tai sakau, yra, jeigu noriu užauginti raumeningą kūną, noriu užauginti galią, reikia daryti kuo sunkesnių svorių, mažai repų, kaip sakom. O jeigu nori deginti kalorijas ir esi storas, pasim mažą svorį ir smokyk 50 kartų. Taip toliau. Tai pati esmė, jeigu nori auginti raumenį, turi kuo sunkesnį svorį stumti. Ir nesvarbu kiek kartų. Till failure gali būti. O jo, jeigu nori deginti, tai tiesiog degi kalorijas. Tai va. Šiam kartui tiek, manau, susitiksim po 5 metų, tada bus 30. Tai va, čiau.